1700 km, 8 dienos, lietuviška žiema. 3 keliautojai su beveik 20 metų senumo golfu ir dideliais lūkesčiais. Tai ne apie tobulos atostogas. Tai apie tai, kaip yra iš tikrųjų. Kai šalta, slidu, kartais nepatogu. Atostogos, kuriuose niekas neįskaičiuota. Pakilę nuo kūčių stalo, išsiruošėme į kalėdinę šeimos kelionę aplink Lietuvą. Su planu ir su dideliu noru pamatyti tai, ko dar nebuvom matę. Kas čia per nykštukas važinėja su šitą mašiną? Sakė, kad kažkokia tai baterijos klaida. Va. Čia yra tokia klaida šitame Volkswagen e-up. Todėl, važiuojant į Kretingą, pasiėmiau diagnostinę įrangą. Sužinosim, kas čia per gedimas ir sugalvosim, kaip jį išspręsti. Nieko rimto. Tikriausiai reikia padaryti baterijos registraciją. Padarysim, kad nauja baterija mašinai. Nes taip ir yra. Akumą pakeitė. Žiūrim, kokią batarkę čia įdėjo. Varta. Gerai, jungiam degimą. Kam įdomu, ar surežisuota yra čia viskas ar ne, tai perimetras aplink Lietuvą. Viskas yra surežisuota iš anksto ir griežtai pagal scenarijų viską darom. Battery Information Replacement. Dabar čia reikia kažką pakeisti ir viskas bus gerai. Čia yra varta VA0. Yes. Nu, ką dabar pažiūrėsim, ar dingo pranešimas bandant važiuoti. Taip. Pranešimo nėra. 14.9, krovimas vyksta. Viskas gerai, tai žodžiu, tik tai reikia patvirtinti, kad Vytenis pasakytų, kad akumas yra 3.6 ir darbai baigti. Sakė, kad ne 3.6, va, kem 4. Pasirodo, ant šono galima buvo pasižiūrėti, teks viską perdaryti. Ryte -6. Sausio 1 diena. Su naujais metais. 7 kelionės diena. Po sočių pusryčių Kretingoje atsisveikiname su draugais ir pajudame mažosios Lietuvos link. Planas ambicingas, bet oras labai greitai parodo, kas čia šeimininkas. Keli planuoti objektai atkrenta jau pakeliui. Sninga, stipriai pusto, matomumas prastas, o keliai vietomis visai nevalyti. Visgi pasiekėme Ventės rago ornitologinę stotį. Stabtelime prie švyturio, švyturėje randame užuovėją ir galim bent iš viršaus apžvelgti apylinkes. Bet kaip užšalusios bangos kairiai pusėje. Nu, vienoj pusėje užšalė, kitoj ne. Kągi, judam toliau. Pakeliui tenka atsisakyti ir apžvalgos bokštų. Vėjas stiprus, pusto, todėl viltis dedame į Šilutės ledo areną. Apie savo čiuožimo patirtį trumpai. Gyvenime ant ledo buvau gal 3 kartus, entuziastas nesu. Bet nori ugnė. Vadinasi čiuožiam. Ir Šilutė maloniai nustebina. Įėjimas 5 eurai suaugusiam, 2 eurai vaikui. Ir į kainą jau įskaičiuota pačių žunomų. Darbuotojai paslaugus, muzika gera, ledo kokyba galėtų būti geresnė, bet už tokią kainą daugiau nereikia. Praleidžiam laiką puikiai. Po čiuožyklos bandome rasti veikiantį restoraną, bet randame tik eglę ir supynės. Todėl sutemus snieguotais keliais judame link Jurbarko. Degalinėje Jurbarke suvalgome vėlyvus pietus ir netrukus pasiekėme Šiaudinę, kur mūsų laukia sekanti nakvynė.
Būstas labai originalus, mėgamasis palėpėje, terasa, gamta ir visai šalia tekantis Nemunas. Komfortas pribloškiantis. Kaina 53 eurai. Vienintelis keistas dalykas – pirmas būstas, kuriame kavos kapsulės buvo apmokestintos papildomai. Bet čia jau matyt Suvalkijos specifika. Sausio 2 diena, 8 kelionės diena. Išsimiegam sočiai. Vos spėjom išsikraustyti iki check-out laiko, nevalgę šokam į golfą ir lekiam į Šakius pavalgyti. Randame valgyklą, kurios higienos įvertinimas 2 balai, bet pažvelgus į kainas entuziazmas grįžta. Užsisakome vėlyvus pusryčius, sriubas ir karštus patiekalus. Pavalgę judame į Kudirkos naumiestį. Čia aplankome Jono Valaičio bulvės muziejus. Didelę trobą pastatė. Čia yra bulvės. Buzė lietuvių lyg antrą duoną. Mylim jas, skutam, pjaustom, tarkuojam. Verdame, gerdame, ko ne kasdieną. Su spirtais valgome ir rūgščių pienu. Šlaitymai, gėlys užvynus vynus, sausiemė, rėdavus ir cepelinus. Gardinam bulves, sočiai ir skalsę, kol gyvi būsim, jos neapleisim. Lankymas nemokamas, galima užsisakyti edukaciją. Palikę golfą prie muziejaus, pėsčiomis einame Širvintos tilto link. Tai tiltas jungęs Karaliaučių su Lietuva. Praleidimo punktas neveikia jau daug metų. Tiltas apraizgytas spygliuota viela. Aplink beveik nėra žmonių. Ir stovint ant tilto, kai vos už 15 metrų prasideda Rusija, apima keistas nejaukumo jausmas. Sutiktas vietinis sako, kad žiemą, kai upė užšąla, galima pereiti ledu. Tu turi sakyti žodį iš A, tada mama iš B, tada aš iš C ir tada tu iš D. Toliau, Vištyčio ežeras. Labai įspūdingas. Nežinau, kokie apribojimai vandens pramogoms, bet vasarą čia tikrai norėčiau grįžti. Noriu man paglostyti. Degalinių nemačiau jau kurį laiką, skydelyje kuro lemputė. Gauname SMS iš operatoriaus, kad sveikina atvykus į Lenkiją. Pasiekėme degalinę su labai aukštomis kainomis. Euras šiandien vienas. Beje, gal kas nors komentaruose gali paaiškinti, kodėl įsipylęs kuro už 30 eurų turėjau sumokėti 27. Kas čia per akcijos? Toliau Lazdijai. Greitai pravažiuojame ir sustojame Veisiejuose. Jaukus restoranas ant ežero kranto. Aš užsisakiau sūrio užkandžių, aštrią sriubą, bulvinius blynus. Gintarė baravykų sriubą ir kukulius. Ugnė, vaflių ir beibičino. Aptarnavimas šiltas, maistas skanus, porcijos didelės. Ai, čia tas apžvalgos bokštas. Ugnė, pažiūrėk diskoteką. Vau, tu gal nori užlipti, tai galim užsustoti. Lipti nenori. Dėl prastų oro sąlygų priimame sprendimą rytoj šio regiono nebeeksplorinti ir dar šiandien grįžti namo. Sočiai pavalgę, per sniegą judame link Vilniaus kalėdinės eglutės. Regis atvykome. Parkingas toli nuo eglės, prie eglutės bala, planai, kaminukas su Nutella mugėje. Realybė, kalėdinė mugė užsidariusi dar prieš naujosius. Dalis lempučių jau nebešviečia. Taip, Gintarė, čia ta dalis, kur tu sakei, iš toli, kur matei, kad nedega. Atjunginėja pabiškį nuo gyvybės palaikymo aparatūros. Lietuvių kalbos beveik negirdėta. Taip, regis sugrįžome iš sostinę. Viskas, bičiuliai, kelionė baigta. Grįžtam namo su 5,1 litro vidutinėmis kuro sąnaudomis ir nuvažiavę beveik 1700 km. Labai grubiai skaičiuojant, kuras, maistas, pramogos, nakvynės ir kitos išlaidos, 1 kilometro kaina šioje 8 dienų kelionėje gavosi apie 1 eurą. O kaip sekėsi golfui? Salonas vėl parašosi cheminio valymo, priekinėje pakabojo kažkas barška, gale atrodo, kad toj nukris ratas.
bet jis saugiai apvežė mus aplink visą Lietuvą. Parašykite komentaruose, ką būtumėte darę kitaip, kas patiko ar nepatiko labiausiai. Ačiū Jums, kad pažiūrėjote. Mano vardas Paulius ir tai buvo mūsų autoparkas. Gražių Jums metų, įsimintinų kelionių, daug sveikatos ir būkite laimingi.